Sveiki, čia bus mano priešvaržybinė nugaros treniruotė, kurią kaip ir visada pradedu apšildydamas pečių sąnarius, kadangi visi be išimties pratimai nugarai yra atliekami per pečių sąnarius ir tik tai yra vienas, man atrodo, tik tai vienas yra puloveris, kuris gali būti atliekamas arba treniruoklyje, arba su antiliu atliekamas tik per pečių sąnarius ir jame nenaudojami alkūnės sąnariai. Visuose kituose pratimuose nugarai, tai yra plačiam nugaros raumeniui naudojami pečių sąnariai ir alkūnės sąnariai, dėl to juos reikia apšildyti. Na ir tada tik tai mirties traukoje naudojamas arba atsilenkimuose, tai yra hiperekstensijuose naudojamas klubo sąnarys ir pečių sąnariai ten jau nedirba arba turi tik tai statinį krūvį. Ir čia apšilimą atlieku su guma, atlieku 3 skirtingus judesius, kiekvieno iš jų padarau po 12-15 pakartojimų. Guma iš tiesų neturi būti labai standi, dėl to, kad tai, ką čia darau, tai yra apšilimas nėra jėgos pratimai, jie tik tai skirti paruošti raumenis būsimam sunkesniam darbui. Ir tada pirmas jėgos pratimas, kurį atlieku, yra pristraukimai prie skersinio plačiu paėmimu. Ir paprastai darau 3-4 serijas ir pakartojimų tiesą sakant neskaičiuoju. Kiekvienoje serijoje atlieku maksimaliai tiek, kiek tą kartą galiu ir žinoma, pirma serija būna tarp 15 ir 25, kaip kada, priklausomai nuo to, kaip jaučiuosi, ir sekančiose serijose po to tas pakartojimų skaičius ženkliai krenta ir dažnai būna tarp 6 ir 12. Ir po pristraukimų plačių paėmimų atlieku dar kelis variantus, tai šiuo atveju neutraliu paėmimu, kuomet delnai pasukti vienas į kitą, ir čia atlieku neutraliu ir vidutinio pločio paėmimu. Vėlgi darau tiek pakartojimų, kiek išeina, neskaičiuodamas jų. Ir trečias variantas neutralus paėmimas, neutralus arba lygiai gretus paėmimas siaurai. Ir vėlgi tiek pakartojimų, kiek išeina. Vis tik pristraukimai yra pats efektyviausias pratimas nugaros pločiui, tad verta išsikrauti. Ir galiausiai delnais į save. Šiame variante būsite patys stipriausi, kadangi čia aktyviausiai nugaros plačiam raumeniui padeda bicepsas. Ir šitą variantą keliu į pačią pabaigą prisitraukimų, kadangi dėl to, kad jis yra lengviausias. Pradėjus nuo jo ir tada baigiant plačių paėmimų jau plačių ko gero neišeitų padaryti. Ir tada pirmas pratimas nugaros storijui, tai yra T štangos trauka. Čia yra šiek tiek modernesnis variantas, kuomet vienas štangos galas yra įtvirtintas ir naudoju siaurą rankeną. Svoris nėra didelis, bet atlieku daug pakartojimų, tarp 15-20 pakartojimų, stengiuosi atlikti 20. Ir tada čia yra nufilmuota paskutinė šio pratimo serija, kuomet darau dropsetą, tai yra mažinu svorį, 2 kartus mažinsiu svorį, tada tai yra nuiminėsiu po blyną ir iš viso tada šioje serijoje gausis 35-40 pakartojimų. Tai yra buvo maždaug 20 su 3 blynais ir po to dar 10 ir 10. Galbūt tiksliai nesuskaičiavau, bet maždaug. Toliau seka vertikali trauka. Tarsi būtų vertikali trauka atvirkščiu paėmimu. Šitas treniruoklis yra šiek tiek modernesnis už įprastus, kadangi tai nėra vientisa rankena, 2 atskiros rankenos ir tai leidžia tada atskirai dirbti kiekvienai pusę ir tada šiek tiek labiau koncentruotis ties kiekvieną pusę. Ir jeigu tai būtų treniruoklis su vientisa rankena, tiesiog traukčiau ją prie apatinės krūtinės dalies. Dar vienas pratimas nugaros storijų yra hantelių trauka.
Paprastai daryčiau štangos trauką, bet prieš varžybą stengiuosi atlikti kažką, kur nugara būtų truputėlį, nugaros apačia būtų izoliuota, būtų šiek tiek lengviau ir plus čia judesio amplitudė gaunasi truputėlį ilgesnė negu atliekant štangos trauką. Ir vėlgi privalumas tas, kad abi dvi rankos dirba nepriklausomai viena nuo kitos. Dar viena vertikali trauka, šiuo atveju už galvos prie kaklo. Ir tai, kaip aš sėdžiu, nedarykite tie, kurie turite bėdų su juosmeninė nugaros dalimi, kadangi tokiu atveju susidarytų spaudimas joje ir tai galėtų iššaukti nugaros skausmą. Tie, kurie sveiki, galite tai daryti, kadangi tokiu variantu labiau susitraukite tiesusis nugaros raumuo, ir kai susitraukite tiesusis, tada labiau susitraukia ir platusis, nes nugara yra tokia kompleksinė raumenų grupė. Ir paskutinis pratimas jau plačiam nugaros raumeniui yra trauka tiesiomis rankomis prie šlaunų. Čia nugara turi būti visiškai fiksuota, rankos irgi tiesios per alkūnės ir atlikti judesį tik per peties sąnarį. Dar šitas pratimas gali būti vadinamas pulloveriu, pull over. Tai jo, ko gero tai buvo vienintelis izoliuotas pratimas kol kas. Ir dar lieka tada hiperekstenzijos, atsilenkimai nugarai. Toje salėje, kurioje šiuo metu sportuoju, yra tiek horizontalus suolelis, tiek suolelis kampu ir jos aš tarpusavėje kaitalioju. Jeigu praėjusią savaitę dariau atsilenkimus ant horizontalaus suolelio, tai šią savaitę tada atsilenkimai ant suolelio kampu.